Todėl yra nuostabu, kad vienas iš žmonijos tobulėjimo kelių yra būtent ligos, nes per jas žmogus kviečiamas tobulėti, per jas žmogus kviečiamas naujai atgimti. Nes sveikata tai yra nuostabu, tai yra žmogaus gyvenimas. Todėl tu ir nukreipi, kad jeigu tau dabar kažkur kažką skauda kaip gerai, tai yra akcentas. Ir tikrai kiek turėjau žmonių, kurie dirba su savim, jau jie dirba su savim. Atsirado skausmas, jie ima knygas. Tas metafizika. Pavyzdžiui, Luisa Hay, mylėdama save būsi laimingas. Sinelnikovas, pamilk savo ligą. Burbo, nuostabi knyga yra. Tavo kūnas kviečia mylėk save. Nuostabu, sako, padirbi, atrandi, pradedi savyje ten keist, išnyksta. Po kiek laiko vėl kažko nedarai, vėl kitas simptomas, bet taip žmogus ir koreguoja. Jam nereikia laksyti pas gydytoją ir norėti tik tai to išorinio darbo. Tai va, nes kaip jau matote, tikrai sveikata tai yra audinys ir žmogus pats audžia, todėl mes per tai galime žmogui padėti netgi atrasti naujai savo gyvenimą, atrasti naujai savo talentą, atrasti savyje esančias kaukes. O kiek mes gyvenam visi su kauke? Nes vėl jeigu žiūrėti gelmę į žmogaus buvimo žemėje evoliucinę prasme, mes atėję į žemę, ne veltui vis yra tas posakis, girdėjote, kūrėjai, mes esam kūrėjai. Jeigu skaityti ir Bibliją, ir kitus šventus raštus, ir kitas dvasinės, taip yra gilu suvokti jau tik tai šitą, kad mes esame kūrėjai, nes mes turime laisvą valią ir mes apdovanoti proto. Bet ar protas yra ego tarnas, egocentrizmo, tik savo malonumų ir norų tenkinimas, ar protas yra širdies draugas ir širdies vykdytojas? Va čia yra skirtumai. Todėl ir darbe, kaip jau jums sakiau, kad darbas yra pagrindinis akcentas, per kur arba vystosi ligos, arba ne, per kur sėkmė arba ne, tai čia ir yra. Ar dirbant darbą žmogus remiasi širdim ir atlieka būtent ir galva, aha, kad ir pardavinėti tas cigaretės, kad ir pardavinėti mėsą, kiek turime pacientų. Ateina masė ligų, viskas, matai, ką veikėt, koks darbas. Pardavinėjau, reiškia, nužudytų gyvūnų mėsą. Yra žmonių, kuriem to užtenka. Yra sielų, kuriem tom pakanka, kitom ne. Kitom ne. Tai ar jūs matote tik tai tame darbą? Žiūri tik pro vieną langą, vietoj to, kad siela turi 1000 langų. Todėl žmogų ir nukreipi per tai. Ieškot. Tavo atliekama veikla neša gerovę, tavo atliekama veikla ar neša kažką teikiamą, ar turi ir tuštybės. Ką padarė dabartiniu metu įžygiavęs Plutonas į Ožiaragį? Galingiausias struktūros ženklą, kuris moka kurti, sisteminti, kuris visus mus mokina būtent atsakomybės, disciplinos, savikontrolės, sistemos, punktualumo. Va, kas yra Ožiaragis, nes jo valdovas yra Saturnas. Ir čia atėjo Plutonas. Iš čia prasidėjo ekonominė krizė. Todėl, kad masė darbų yra tuščių. Masė darbų ir milijonai pinigų iš to, kad kenkiame žmonėm. Va, kur yra sustabdyta. Ir sustabdyta esame. Ir tikrai labai rimtai visi viršūnės, ekonomikoje dirbantis ir dauguma tikrai supranta, kad mums reikia daug ką peržiūrėti. Jeigu mes skatinsim vartotojiškumą, mes dar labiau klimsime visą žmoniją į tai. Todėl aišku, bet čia vėl yra ir palaipsnis darbas, matysime, kaip dėliosis ir kaip sakyt, kaip čia vystysis. Todėl dabartiniu metu ir yra didžiulis tikslas per tokius nuostabius centrus kaip čia, kur esu, tikrai esam labai laimingos, kad galim dalintis. Ir kitur, kur mes skaitom visoje Lietuvoje per sveikuolių organizacijas, padėti vienas kitam plėsti suvokimą, prasmę, suvokti, kad esam sielos ir atėjom į šitą žemę, tikrai pasimokinti ir peržiūrėti, ką mes kiekvienas galim padovanoti, nes kiekvienas labai svarbus. Ta, ką turi vienas, neturi kitas. Todėl mes ir labai esam skirtingi ir iš čia mes labai vienas kitam reikalingi. Ir paklausius manęs ar kito lektoriaus, jumise kažkas kils. Jūs patys gal labiau save atrasit. Jūs jau iš karto nukreipsit gal kitam žmogui. Gal žinot, jam bus blogai įsidėjos, jūs pasiūlysit jau knygą. Ar tai Maldos Ilgevičienės, ar tai Luizos Hay knygelė. Jeigu jam skauda, pavyzdžiui, į inkstukuose akmenys, jeigu jūs pasustudijuosit, jie knygą pasistudijavę, gali pagalvoti, gal man reiktų peržiūrėti partnerystę, savo santykius su savo artimu žmogum. Galų gale partnerystė yra ne tik su vyru ar žmona,
bet yra su gyvenimu, su bendradarbiais. O kiek dažnai reikia paklausti žmonių, kurie serga jau rimtai, tai koks tavo ryšys ir santykis su gyvenimu, su ta didžiausia vertybė, ką tu turi. Nes nemaža dalis žmonių gyvena vis tik tai tą sąmonę tokia, kad jiems užtenka tik pavalgyti, pamiegoti ir kažkokį malonumą patenkinti. Mažai žmonių dar suvokia ir jiems reikia padėti, atrakinti save ir tikrai pasijusti tikrų kūrėjų. Tai ir žinot, to vadovaujantis, jeigu žiūrėti dabar taip, įsivaizduot, kaip yra mums ir kartu sunku, ir kartu įdomu žiūrėti, kai tarptautinės organizacijose apie cukrinį diabetą kalba, kad bando pagydyti. Kai kas metai įsijungia po 250 tūkstančių žmonių, kuriem amputuojamos pėdos dėl cukrinio diabeto. Cukrinis diabetas. Kas yra liga? Liga susijusi su kasa. Su tuo organu, kuris yra 3 čakros, saulės rezginio zonoje, tas organas, kuris padeda, kviečia žmogų. Ar tau saldus gyvenimas? Cukrinis diabetas. Saldu tau gyventi. Tu moki džiaugtis gyvenimu. Tu moki mylėti, tu moki priimti meilę, o tu moki ją dovanot. Ar galima cukriniu diabetu sergančiam paklausti šitus klausimus? Gal dalis ir ieško. Bet didelė dalis tik leidžiasi insuliną ir pasyviai laukia. Ir mes kiek turėjom pacientų, kad atėjo pradžioj. Ir mes esame tarp didžiulio egregoro šios akademinės medicinos. Ir tėvų, kurie pasimetė, nesako, dar vaikučio kasa dirba, bet žinokit, ją nori dabar jau įstumę į kampą, kad jinai jau dabar prarastų savo galias. Tada galėsim skirti insuliną ir visiškai toliau organizme reiškia kasos funkciją pakeisti. Toliau kasa, ką kviečia dar? Atsirinkti tarp gėrio ir blogio savo viduje, jeigu žiūrėt dvasinę gelmę kasos. Tai va, ir šitus dalykus, jeigu suveda, kaip sako Dievas, suveda likimas, ir pas mus ateina žmonės su tokiom patologijom, ar su onkologija, ar kitom, mes viską tai išdėstom. Todėl, kad nėra vėlų niekada, niekada. Gal žmogus ir tikrai išeis, ir fizinį kūną savo rūbelį paliks, bet jo siela gaus tam tikras mintis ir jis padirbės jau sielos gelmė ir jis išeis jau laisvas, suvokiantis, kad toliau viskas tęsis ir toliau galės vykdyti savo darbus. Todėl visi dalykai. Dabartiniu metu vėl labai yra gilu ir tai girdime iš savo gydytojo, kaip tik buvo konferencija mūsų homeopatų ir mano bendramintė Editulė kalbėjo su, kaip tik jūs žinote pavardę, onkologų, fitoterapeutų Ruolę. Tikriausiai teko girdėtis vis tiek taip. Tai va, ir kada mes mokinamės būtent evoliucinė medicinė astrologija, žinome, kad dabartiniu metu keliauja praeities karminis mazgas vėžiukų. O tai yra skrandžio zona, tai yra krūtis, tai yra moteriškos zonos, tai yra ir ginekologija galima, nors ten daugiau jau dalyvauja skorpiono ženklas. Sako, ojojoj, kaip onkologija žydi, kaip onkologija jaunėja. Tai va, ir mes, kaip sakyt, suprantam, nes dabar būtent atsivėrusi yra šita erdvė ir būtent čia vyksta tie sielos suvokimai, nesupratimai, tie atsiskaitimai per šitą sritį ir moteriškumo suvokimai, daugelis dalykų. Va. Todėl tikrai duodamas tam tikras akcentas iš ten, kad vyksta per kažkurią sritį labiau vienos ar kitos ligos. Taip kaip onkologija, jeigu dabar žiūrėti, tai yra jo žaragė, įėjęs Plutonas, vėl tai skatina keisis, transformuotis. Todėl onkologija tartum jaunėja, jinai gavo tą jauną pagreitį, nes yra daug atėjusių jau sielų, kurios jau nebenori vėl eiti į tą pačią erdvę, į tą pačią klaidą ir jos nori greičiau jau atlikti tai, ką atėjo ir tada vyksta sustabdymai per va tokias jau ligas, kad žmogui reikia tikrai susivokti. Onkologija tai yra kviečia žmogų transformuotis, atgimti naujai, visiškai atgimti naujai. Ir žiūrėti vėl, kaip jisai tarnauja, ką jis daro šitoj žemėje ir kaip jis save realizuoja. Todėl, matot, kai ateina žmogus, kiek atsiverčia jo gyvenimo knyga. Šiandien irgi ir dabar ypatingai, aišku, nežinau, gal čia mums reiks ir jum ateis mintis. Kaip čia daryti dabar su to išvažiavimu iš Lietuvos ir su ta visa gelme ir noriu irgi pasidalinti kaip sielos kūno gydovė ir evoliucinės astrologijos irgi besimokinanti, kad matot, kaip yra labai daug žmonių tikrai atvyksta iš užsienio pas mus
Tikrai nemažas procentas. Ir noriu pasakyti, kad nemažai jų ten susirga, ar net tikrai sunegaluoja. Ir vėl tas masinis dabar virusas ir ta liga, kad Lietuvoje nieko neįmanoma ir išvažiavimai, vėl tai yra tam tikras kliuvinys žmogui suvokti, kad jeigu aš pasirinkau šalį, pasirinkau ją ten, reiškia, šitoj šalyje geriausiai įsiskleis mano sielos talentai. Ir čia aš turiu atiduoti savo energiją. Vėl dėl dvasingumo ir gilumos trūkumo ir suvokimo ir to mokinimo yra renkamasi pinigo, savirealizacijos, tartum visiškai negalėjimo Lietuvoje ir išvažiavimas į užsienį. Tai vėl toks yra procesas, kurio, manau, mums teks vis tiek pralaukti, pasižiūrėti, kaip tai vystysis ir kaip čia mums kiekvienam prie to prisidėti. Ar tai pristabdyti, ar tiesiog pakviesti žmonės, kad jie pamastytų giliau. Tai aš manau, kaip irgi medikė, gydytoja, sielos kūno gydytoja, gal irgi parašysiu vieną kitą straipsnį, kaip suvokiu, nes išvažiuoju į užsienį ir prasideda gana rimtos ligos. Ir mums skambina iš užsienio, norim daryti tą greitai. Šiandien irgi buvo viena mergina, kuri grįžo porai dienų, baisi alergija, mes pradėjome ją tirti, viską daryti tos tyrimus ir jinai atėjus pas mane per valandą, norėjo, kad aš jai reiškia išsakyčiau viską tą, ką aš jai galiu padėti. Taip, kaip sakyti, ir stengiuosi padaryti tai, ką galiu tą momentui, bet žmogų reiškia paskatina bet koks sutrikimas, bet koks paskatina susivokti. Ir pagalvoti, jeigu jis ir tušuoja ir sako, kad man labai gerai, bet vis tiek tos ligos jos rodo, kad mes turim lysti į charakterio ypatumus, lysti į to žmogaus adaptacinius sugebėjimus, ar jis sugeba adaptuotis, kaip jisai sugeba adaptuotis, kaip jiems sekasi bendrauti su aplinka, kaip save realizuoti. Todėl visi šitie dalykai yra nagrinėjami, taip kaip jums, kaip sakiau, vienas iš parinkimų žmogui gydymo sistemos yra lotoso medicina. Jinai remiasi 7 savaitės dienų simbolika ir žinokit, pagal tai yra didžiulis mum kodas. Vėl, kokį parinkti preparatą, fitopreparatą, kokį parinkti homeopatinį, nes mes dirbame su tūkstančiais ir helio kompleksinių preparatų ir su tikrai 100 klasikinių ir per tai mums padeda savaitės diena. Jau ten tada iš siauresnio rato reikia rinkti, nes kiekviena diena turi savo charakterį, turi savo ligas, turi savo tendencijas ir visus kitus dalykus. Tai tikrai veikianti sistema, mes jau tai atradom, patikrinom savo praktiką, labai mums padeda šita sistema iš tos gausos. Labai. Tai kaip sakiau, plaukai ir dar labiausiai kas dėl plaukų, kad jie atskleidžia žmogaus organizmo ypatumus praktiškai metų. Kraujas rodo savaitę ir tik 5 mikroelementų. Plaukuose yra informacija, kuri rodo žmogaus, jau kaip sakiau, metai ir per plaukus mes tiksliai atrandame, kokios gali būti ir reiškia tendencija ligom, tendencija lėtiniam. Dar gali būti nepasireiškęs sutrikimas, tu matai pagal plauką jau, kur reiktų pridengti. Bet esmė dar yra tame, kad charakterio savybė formuoja suvalgymą vieno ar kito mikroelemento. Todėl čia vėl labai gilu. Nes vėl ir atradau vėl tos ryšius ir nagrinėjant su budizmo filosofija, su dvasiniam kitom filosofijom, kad apie 108 yra mūsų troškimai, mūsų kančios, išraiškos ir norai, kurie atitinka 108 mikroelementus, nes jų tiek yra priskaičiuojama. O mūsų kūne, organizme irgi randama apie 90 irgi 8. Ir mes skiriamės nuo gyvūnų kad mes jau turime ką, būtent tą pavydą, kerštą, ilgesį, liūdesį, grožį, visus kitus jausmus. Tai jie ir yra tie, kurie suryja vieną ar kitą mikroelementą. Todėl padarom tyrimą ir namų darbai, yra skiltis pas mus ir internete, mikroelementai ir charakteris. Vėl peržiūrėkit, pažiūrėkit, ar nėra ten kokios aukos pozicijos, kas susijęs su kaliu. O gal ten žiūrėkit, vėl žiūrėti į pasaulį skeptiškai, liūdnai, tai ten varis bus ir taip toliau. Iš karto vėl truputuką tu žmogų vėl užvedit, toj gauso ir visumoj vėl padirbėti to ir vienoj srity, kad jisai galėtų atrasti.